Mano pirmas Dakaras buvo Pietų Amerikoje, kai variau kaip žurnalistas. 3 Dakarus variau kaip žurnalistas, po to supratau, kad sumoki 3,5 tūkstančio mažiausiai už akreditaciją, negauni nei automobilių, nieko, gauni įėjimą į bivaką ir pavalgyti. Ir plus dar, jeigu tu turit savo automobilį, kuris vėl ten kainuoja, ne, reikia jį turėti arba pas kažką įlysti, tai tada gaunasi, kad Dakare tu neturi teisės važiuoti į trasą. Turbūt kas stebi Dakarą, tai girdėjot, kaip mūsų arba komandų nariai, arba, pavyzdžiui, kokie nors rėmėjai važiuoja su lenktynininkais, jie negali pamatyti Dakaro, nes jie turi visur apriboti, jie kaip ir oficialūs Dakaro dalyviai ir jie susimokėjo tūkstančius už akreditacijas ir negali važiuoti į trasą, tai mes dėl to taip darom tokį gerą darbą. Vežiam, kaip, pavyzdžiui, Mykolas Paulavičius buvo mechanikas, anksčiau pas Tomą Jančį, man atrodo, jeigu neklystu. Tai mes jį ir dar ne vieną vežiam į trasą, pasiėmę, atvažiavam ir vežiojam, nes mes tiesiog pasiėmam Saudo Arabiją jau visureigius ir lekiam. Va čia karavanas kiek čia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dar Saulis su Simona nespėjo atvažiuoti. Tai va, tai 9. Ir karavanas, mes turim racijas, bendraujam per racijas, turim bendrą chatą WhatsApp'o, Intikas realiai Saudo Arabijai, dažnai labai viskas ten gerai veikia, nebent kažkur giliai įlendi, bet jeigu palipi ant kopos, tai nėra problemų, internetas tenai pakankamai puikiai veikia ir važiuojam. Tai aš siūlau tokį dalyką kaip pusę Dakaro ekspedicijos, arba pirmą pusę, arba antrą Dakaro pusę, tai gaunasi 7 dienos greičio ruožų. Ir to Dakaro naujokam, kas neturi laiko ir nori gal mažiau pinigų išleisti, tai jam labai gerai. O kas nori visą Dakarą, tai lekiam visą Dakarą nuo pradžios iki galo. Ir dabar parodysiu truputėlį vaizdų aš tenai. Va, tai čia mes 2/3 iš principo laiko gyvenam viešbučiuose. Tie viešbučiai atrodo, kažkaip va taip, viskas ten tvarkingi, fainiai, yra dažniausiai šiltas vanduo ir lovos patogios, tai dėl to ten problemos nėra. Čia, pavyzdžiui, Alulai dar lankėme ekskursiją tokią, pasidarėm fainą. Va, vaizdai ten senamiestyje, labai gražus tikrai vaizdai, smagu aplankyti ir šalį pažinti, ne vien tik viešbutį. Čia, pavyzdžiui, ta Dramblio ola, labai irgi graži tokia. Kažkada aš pro Dramblios, kai nebuvo Saudo Arabija taip atsidariusi, su džipu pro Dramblio šito straublį varinėjau. Va. Tada Saudo Arabija yra ir modernumo. Pavyzdžiui, Rijade čia yra naujas toksai Financial District, kur yra labai gražių, pavyzdžiui, modernių dalykų. Tai čia dabar diena, kadangi žmonių nėra, vakarė po Saudo Arabijoje ten gyvenimas vyksta. Tai čia yra mečetė, įsivaizduojat, čia yra mečetė. Ir vyram, ir moteriam leido ir Vaidai su Virgiju įeiti į vidų. Tai buvo labai smagu, nes apsauginiai, taip vyram ir moteriam šiaip atskirtos mečetėse yra lokacijos, bet leido tenai įeiti. O dabar varome į trasą ir aš jums noriu tiesiog parodyti, va čia, pavyzdžiui, mes kempinam dykumoj, aš iš vis, kadangi pabaigoje Dakaro buvo labai karšta, tai aš naktį miegojau ant kilimo su miegmaišiu, jokios palapinės neskleidžiau, savo ramiai. Čia mūsų kempas, čia pakelėse mes dažnai labai kažkur sustojam vietinėse maisto. Yra toks kabza maistas, vištiena ir ryžiai. Tai tenai fantastinio skonio dalykas ir paplotėliai. Pasitinkam trasose lenktynininkus ir startė, ir finišė. Kartais, pavyzdžiui, kur nespėjom papusryčiauti, jeigu nebūna pusryčių daugeliu kaimuose, jeigu kažkokiam viešbutukė gyvenam ar ten motelėje, tai trasoje išsikepam savo omletą, makarus su mėsa, su tunu, ten su visokie. Va čia dar vienas kempas mūsų, kaip naktį kempas atrodo, pavyzdžiui. O dabar jums parodysiu, turbūt vienas smagiausių, ten visas dienas yra crazy,
Dakaro yra esmė surasti, nes organizatoriai nieko, viską slepia. Labai jums pristatymas, kada planuojate papasakoti apie Maroką? Apie Maroką. O, Ernestai, Marokė, blemba, aš nežinau, senai jau nebuvau 3 metus Marokė. Gal kitų metų pavasarį į Maroką. Ten reikia kaip kovo arba balandžio mėnesį lėkti, toks geriausias gal oras. Gerai, grįžtam prie... O šiaip galite jo užduoti klausimų, aš atsakysiu, jeigu apie Dakarą turit kokių klausimų. Tai va, čia mūsų kempas, darom vakarienę, čilinam. O kas įdomiausia šitam kempe, kad už 100 metrų yra lenktynininkai kempina, kur buvo chrono greičio ruožas, kur Bačiuška laimėjo, kur 2 dienas vienas greičio ruožas ir jis vadinosi chrono. Tai čia buvo, kaip skaitys, 2 greičio ruožas, bet jis truko 2 ir 3 dieną. Ir žiūrėkit, aš jums dabar parodysiu tiesiog vieną dieną Vytuko dranginę. Pusę Dakaro Vytuką mes su savim vežiojam. Žiūrėkit, čia yra viena diena, viena para. Aš jums parodau vaizdus, kad jūs suprastumėt, kaip atrodo nuo ryto iki vakaro diena. Ryte mes papusryčiavom ten visą kitą, išlėkėm į trasą, į dykumas, ieškoti. Kiekvieną dieną tu nežinai, kur yra organizatoriai slepia viską. Lenktynininkas, kai atsisėda šalia starto, jis tik tai prieš tai gauna kompę kelio knygą, jiem įjungia, atrakina. Ir tik tai jie tada žino, kur važiuos iš principo. Nieks nieko nežino. O kur yra preliminarų žemėlapiai būna organizatoriai nupaišyti, tai ten žinokit šakėm ant vandens, ten va taip nupaišę gali būti 40 kg į vieną pusę, gali būti į kitą. Dėl to pagal pagrindinius kelius, pavyzdžiui, žinot, kad startas yra kažkur, lenktynininkai gauna tokį info, pavyzdžiui, preliminarę, kad 5 kg nuo bivako, tai dar bivaką reikia atrasti, žinai, ten ieškom, orientuojams. Kiekvieną dieną yra su džipais karavanas beprotiškas orientacinis, išdurka organizatorius, nes nieko jie neskelbia, suras geriausią vietą, tu žinai tik tai tokį info. 15% yra kopų, pavyzdžiui, jeigu tu kopų dar nematęs normaliai, tai tu turi būtinai viskas. 7-8-5% trasos tau atpuola, tu orientuojasi į kopas. Tada žiūri, pavyzdžiui, jeigu kopas galimai, tu žiūri reliefinį vaizdą, zoominimės žemėlapius, pražiūrim belenkiek laiko Dakare ir bandom atspėti, kur yra ta geriausia trasos vieta. Ir va čia, aš kadangi jau Dakare buvęs Saudo Arabijai, kiek čia, 7 kartus, 7 ir 6 ekspedicijos, ne. Saudo Arabijai buvo 5 ekspedicijos, ne, ar 4, ir Peru buvo, dar kai Peru buvo, dar padariau 3 ekspedicijas Peru. Tai daug pamokų visokių buvo, daug kliurkų pridariau, bet su kiekviena ekspedicija vis daugiau patirties atsiranda ir daugiau visko žinom. Ir va, tai žiūrėkit. Mes lakstėm šalia trasos, čia kopose, dykumuose, visur buksavom ten, kol sulaukėm lenktynininkų. Kai yra mocai tą pačią dieną su mašinom toj pačioj trasoj, tai yra fantastika. O čia buvo atskirta mocai ir mašinos. Tai mocai atvažiavo vieną galą. Pirma mašina važiavo pasiklydusi paskui mocus, nors jinai neturėjo važiuoti, turėjo važiuoti ten už gal kelių kilometrų šone. Mūsų klaidino, mes ten jau laukiam, tada perbėgom į kitą vietą, pada nusispjoviau, sakau, hebra, šokam į mašiną, varom palei trasą. Ir mes varėm palei trasą, ten nežinau, kokių 20 minučių, kol radom gerą trasą ir pažiūrėkit, kokio dydžio kopas radom. Ir čia žala kapstėsi, aš jums parodysiu. Čia kalnai, kopos, Vytukas pridarė gerų kadrų, o po to parodysiu video iš šitos vietos. Išskleidėm vėliavą. Ir dar čia labai gerų dagilių. Tai čia dar viena diena. Prasidėjo diena nuo ryto. Matot, mūsų lietuvaitis Vladas su Aisvi lekia. Pasižiūrėkit, kokios beribės kopas, ne? Magiškas vaizdas. Nu va, gerai, o dabar
užsėda, sugeria, kiek mes, mūsų viena pagrindinių irgi misijų, kiek mes lenktynininkų, žinokit, išgelbėjom trasoj. Neįsivaizduojat. Mocai genda, mes ten stumiam, padedam, nugriūna, neišlaiko, paremontuojam, vandens duodam, valgy duodam. Mūsų lietuvaičiam lenktynininkam negaliu pasakot, bet mes darom daug gerų darbų, kad finišuotų, hebra, sakykim taip. Va, ir visiems, be išimties. Va, gerai. Tai čia aš dar grįžtu prie tų kopų, kad jūs pamatytumėt, kaip atrodo tos kopos. Žiūrėkit. Čia yra tos kopos. Trumpai papasakoju. Mes čia stovim su trispalvė, išskleidę trispalvę. Ai ne, dar žiūrėkit, parodysiu kitą vaizdą. Reikia parodyti, kaip ta trispalvė skleidėsi. O atrodo vaizdas magiškas. Taip. Nu, žiūrėkit. Štai. Wow. Koks jausmas? Tai yra belenkas. Pasižiūrėkit, su Dakaro fanų ekspedicija, kokią didžiulę radom kopą. Čia jie taip sunkiai lenktyninkai kopė, atlėkė su kitaip. Tuo aš dar surasiu, kur automobilis koks nors važiuoja. Čia mūsų hebra, su džipais čia visur mes užlėkėm ant tų kopų. Baisu mašinas apveršti, aišku, daugeliui. Tai mes tai pala. Žiūrėk, čia automobiliai. Sunku jam kopti, tas didžio kopas labai statu. Jo, ten. Dabar žiūrėkit, į viršūnę lėks ir važiuojam kartu į viršūnės, jo. Nu ir dabar grįšiu prie žalos. Parodysim. Tai čia Vaidas šalia mūsų, jisai neužbuksavo, bet jisai atvažiavo į tas kopas ir kadangi ratai buvo daug pripusti, jisai sustojo nusileisti, nes čia tikrai labai bjaurus vaizdas. Jisai nusileido ratus, kad būtų minkštesni ir dabar važiavo. Žiūrėkit. Pažiūrėsim, kaip jisai ieškojo, kur pravažiuot kosmosas. Aš droną paleidau. Nepavyko užvažiuoti. Ieško kitos vietos. Kai su dronu skrendu, beprotiškas jausmas. Dalis mūsų viršų išlipė, dalis apačioj, dalis prie vėliavos visur. Bet kokio dydžio kopos. O dabar prasidės įdomumas. Pasižiūrėkit, kaip Vaidulis tenai duosis. Kopas kaip daužys. Jeigu turit kokių klausimų apie Dakarą, tai rašykit komentaruose, aš atsakysiu. Apie Dakaro fanų ekspediciją. Žiūrėkit, kaip jis daužo kopas. Prieš kantą turi kopos važiuoti, nes supustytos ir į minkštąją pusę į stačią daužo kopas. Beprotiškas vaizdas.
Ir tų kopų, matot, kokią begalybę. Tai aš įsivaizduoju, po to ir užsupa tos lenktyninkus. O, sunku vėl įvažiuoti kai kurias kopas, ieško kelio. Nu ir va tiem lenktynininkam, kurie pirmi važiuoja, įsivaizduojat, reikia rasti kelią. Nes tas kelias, kur ten koks bagis ar lengvoji pravažiavo tokiuose kopose, ne visada tinka. Ir kadangi ne visada tinka tas kelias, tai nu, reikaliukų visokių būna. Ir aš grįžtu prie tos vietos, kur tos kopos buvo. Pala, aš čia video. Ir aš jums parodysiu vieną įdomų video tokį. Nu, ir Arnas Polikėnas, mūsų pagrindinis teisėjas, komisaras Dakare, tai lietuviai, nu, tikrai labai rimtai dirba. O taip vat atrodo. Dakaro mūsų ekspedicija, lėkėm į greičio ruožą, palydėjom startę lietuvaičius, o dabar varom į trasą. Žala bus dar ir trasoje pagautas, ir startė išlydėtas. Mūsų karavanas 9 visureigių. Tai palaukstumės visur. Arabišką techno ožkytėm paleisim su piemenuku. Arabiškas techno. Lemva kaifas. Nu koks yra kaifas, kai tu važiuoji po šalį ir nuotykiauji. Dugnais per pedalą. Vaizdų egzotiškų tai Saudo Arabijai kosmosas. O žmonių svetingumas jūs neįsivaizduojat. Nu va čia nuomojam automobilius. Sveiki Saudo Arabija, čia mūsų karavanas. Patrulis, Land Cruiseris, patrulis, Toyota. Kūriam racijas dabar. Nu, vyručiai. Va, Lukas su chebryte. Protestuok. Ai, po to išvaro Lukas su chebryte, jie pusę Dakaro pirmo buvo, sako, negalvojau, kad be alkoholio taip galima savaitę prastūsinti, o mes važiuokit, su čia nealkoholinė, alaus pilna. Lietuvą ir Dakarą, pirmas šūkis, po to patobulinsim. Iki. Sveiki. Čia fotosesiją darėm, išrikiavom mašinas. Ir padarėm fotosesiją, ką tik. Su štai šituo kalnu Saudo Arabijai. Jo, tai va, šitą nuotrauką ir padarėm. Taip, gerai, aš tada grįžtu, čia pieną karavą, žiūrėkit, pieną mums kupranugaris, pameldžia kupranugarį, nu gerai, jau tą vaizdą. Trasoje stovim, vietinis sako, norit pieno, o mes įlindom giliai į trasą, ten laukiam link automobilių, važiavom, ten po to kirtam trasą, suradis, nu vien žodžiu, ten per tokį siaurą tarpeklį, kur atvarė vietinis, sako, norit pieno, nu sakau, davai, nuvežk manęs, kur tas pienas, sako, čia už kalvos, nuvežė mane, ir žiūrėkit, atsuksiu, kur kupranugarį pamelš, va, melžė kupranugarį, ir mum po to pripylė pieno, katinas laukia irgi pieno. Nu va. Ir po to... Štai mums pameldžia kupranugarį. Ir pieno įpylė. Jo. O čia modė. Va, per šitą tarpeklį mes turėjom važiuoti per trasą prieš eismo juostą. Mašinų belenkiek ir mocų važiavo tuo metu. Alradžis. Tai įsivaizduojam, o po to vietiniai atvarė su kupranugariu, su sunkvežimiu, o čia mane veža tas bičias, paėmė pieno melžti važiavom. After rally, all group will come here. Visit. Žiūrėkit, kas vyksta. Varom kupranugariu. Tiem vietiniam, tai žinokit, labai įdomu. Irgi. O čia vat mūsų karavanas. Sveiki atvykę į... Čia mes prieš lėkdami gilinį trasą. 9 visureigio ekipažas. Pažiūrėkit, lekiam į trasą. Vėl lekiam į trasą. Čia akmenuota tą dieną trasa tokia buvo. Tarp uolų, tarp kalvų visokių. Va.
Tai aš taip ir neparodžiau pačio geriausio darbo, kokį mes atlikom, žinokit. Taip. Kur tas video? Nu, tikrai turiu tą video surasti. Va. Jeigu netingit sausio 7 dieną Dakarą, atsiraskit Instagramą ir surasit ačiū. Dakaro organizatoriai sako lietuviškai ačiū lietuvių fanam. Ir ten yra mūsų video, kai mes, hebra, aš kol dronus skraidžiau, hebrytei sugedo bagiui ant prie vėliavos ant kopos pakilime, sugedo bagis, variklis užsilenkė. Viskas, baigėsi Dakaras 3 dieną. Ar 4. Ir mūsų hebrytė pririšo virves ir ištempė tuos lenktynininkus. Po to kopose, čia tose didžiose, kur žala su fūra važiavo. Po to Ropkė su Evaldu, Evaldas vairavo, Ropkė bėgo kelią, rodė, ištraukė iš tų kopų šitą bagį. O už tokią paslaugą Dakaro servise moka ten 10 000 dolerių, žinokit, už tai, kad išgelbėjo automobilius iš giliai iš kopų. Tai įsivaizduojat? Kol aš skraidžiau dronu ir grožėjausi kopom iš toli, šeimyna štai kaip ištraukė bagį, sugedusi variklių, išvažiavo, pakibom kopas, aš turiu nufilmavęs kaip kabėjo ir hebra, po to su rankom išvertė, ištraukė, o tenai Evaldas su mūsų Nizam patruliu ištempė šitą bagį iš kopų, pažiūrėkit kokio dydžio kopos. Nu va. Tai čia ta vieta, va, kur vėliava išskleista. Ir, sakau, organizatoriai, ačiū lietuviškai. Sakėt, buvo, įsivaizduojant, ten milijonas laiko ant to pausto buvo. Tai mes darom gerų darbų Dakare. Jeigu norit prisijungti, tai junkitės. Gerai, žiūrėkit. O čia jau lakstom kopom, ieškom trasos. Per greičio ruožą čia jau važiuojam. Tai per racijas. Kopom, kur nėra čia. Per racijas vieni kitiems sakom, stebim ar atvažiuoja lenktynininkai, kad pasitrauktum iš trasos, nes jau ten kartais, kai pralėkė, tai taip. O tie, kas sumoka už akreditacijas milijonus tūkstančius, niekada negali patekti jokią trasą nuvažiuoti. Va, tai žiūrėkit, čia paminat, sakiau, apie vieną dieną kalbėjau. Tai šitos kopos, šitų nuotykiai vieną dieną, gale dienos mes nuvarėm. Ai, čia dar užbuksavo mūsų hebra. Čia Evaldas, kur gelbėjo. Vietiniai atvažiavo, sako, duok pavairuos. Vietinis užkasė mašiną. Nes buvo, užsikasė, sako, duok išvažiuos. O kopose kai kur yra, tu tiesiog važiuoji, įkrenti, žinokit, kaip pralūžo ledas. Yra kartais tose kopose, kur už vėjo, kur pribarstyta smėlio, tai tenai labai minkštos kopos ir tu nieko nepadarysi. Ratus nusileisi iki 0,9 atmosferų, įkrito ir įkrito ten, kaip bedugnė, žinokit. Nu ir žiūrėkit, tą pačią dieną po šitų didžiųjų kopų, mes jau ten nuotykių va tiek turėjom, mes atvarom Karlas Sainsas apsidaužęs, atvažiuoja, jau matot saulę besileidžianti visiškai, liko čia gal pusvalandis. Benzo užpilimo vietoje atrandam, važiuoju ir atradau, hebra kažkas į trasą gėlinį varė, dar vieną kartą. O atvaro Karlas Sainsas apsivertęs ir lupa stiklą. Dakaro nugalėtojas lupa stiklą, kosmosas. Bagio neatskirsi, kur priekis, kur galas. Tai įsivaizduojat kokia, Benediktas atvarė, čia irgi apdaužytus krūmuose. Va. Ir po to mes jau kempinam savo, čilinam. Tai ką, vyksta kempo kūrimas. Simonas su Saulium statosi. Mūsų kolektyvas. Ramunė Baltaja. Kad po šitom žvaigždėm kempina ir lenktynininkai. Va ten va. Va, žiūrėkit, va ten, kur saulė, šviesa šviečia, tai lenktynininkų kempas, kur chrono greičio ruožė įkūrė. Tai žiūrėkit, čia ta pati diena. Va, Vituko nuotraukas. Čia kur mes atgelbėjom viską, kopose.
Po to čia Karlosas Sainzas apdaužytas mašinos, vat visos, ne? Va, vitukas, čia mes sumindę su broliu. Na, apdaužyta mašina, portretai, lūpas su kojom, kosmosas. Nu ir žiūrėkit, ir po to mes įkūrėm savo kempą, o čia naktį atvažiavo, nėra interneto, ryšys neveikia, tarp uolų, tarp kalnų, slaptoj vietai organizatoriai įkūrė kempą, nes ten daug kempų buvo įkurta, kur kiek tą dieną įveikė lenktynininkai trasos. Ir atrasti buvo reikalų šakės ten, žinai. Mes klaidžiom tarp tų kalnų, bet atradom ir įsikūrėm savo kempą šalia. O ten lenktynininkai patys statosi palapinės, visi ten Dakaro Loebai, Naserai, nugalėtojai vakarieniauja, naktį remontuoja patys be technikų pagalbos automobilius. Tai pažiūrėkit, Vytukas kokią gražią, Vytas Dranginis padarė galeriją. Mes čia visur vaikščiom, tarp tų lenktynininkų jau net po to atsibodo, nuvarėm ir jie kur valgo, kartu irgi ten buvom su jais, važiuok, atvarė Dakaro organizatorius, vadovas, Kastera, Čičeritas tai crazy, bičias, čia tas, kur rekordinį šuolį su miniu darė, apsivertė, ten nuskrido, ten 100 metrų, apsivertė, minis blogai nusileido, crazy, čia veikėjas toksai, kur saulutės ten suka visur. Toby Price'as va persėdo į automobilį, nu va, lenktynininkų kempas ir mes šalia kempinam. Bet man atrodo, mes skanesti maistą valgėm, žinokitės, mes pasidarėm labai gerą. O čia mūsų kempas, va, 5 minutės paini ir mūsų kempas. Mes laužą irgi susikūrėm, čia gaminu valgyti su hebrytė, makarai, su tunu, su ten mėsytėm, su visko. Va, nealkoholinio visokio alaus, ten gėrimų, nu ir pliurpimai. Nu ir įsivaizduokit, kaljanas irgi, mes turim visada kaljaną, tai traukiam ten be sustojimo, kai norit. Ir ryte kavą išsiviriam ir atėjom į startą. Už 100 metrų startuoja, net dar gal arčiau. Startas greičio ruožo, kur mes kempinam. Saulė teka, matot vaizdai, štai va mūsų visas karavaną kažkas atvarė. Dalis karavano, kadangi buvo Vlado Jurkevičiaus tėtis, brolis ir dar ten draugų, tai jie šalia Vladas, kadangi su Aisiu buvo kitam kempe, nespėda važiuoti iki lyderių kempą, tai jie varė ten šalia jų nakvojo. Mes tai pakankamai kūrybiškai. Kas nori, gali atsiskirti, kai jau supranta, nu, kame reikalas. O didžioji dalis, aišku, važiuoja kartu, nuotykiaujam, ieškom, orientuojamės, dalinamės informaciją, kur kas gero vyksta, kur gera vieta stebėti, nes, nu, sunkiausia tai rasti kopų iš tikrųjų, nu, nėra daug, tai tu labai sunku rasti geras vietas, kopas, kurioje vietoje jos yra, tu kartais išsiunčiam kelis ekipažus skautinti į vieną pusę, kitą į kitą, ten už pusvalandžio susirandam, susitinkam, nu va. Ir čia startas, startuojam, mes savo kavutę gurkšnojam, startą stebim ir taip diena prasidėjo. Tai čia yra viena para, įsivaizduokit, nuo to, kai atvarėm į tas didžiasias kopas, kempas naktinis su lenktynininkais, iš ryto pusryčiaujam ir iš ryto išleidžiam visus į startą. Tai realiai po tokios vienos paros tu gali važiuoti namo, to Dakaro va tiek va gauni ir tu... O čia nusipirkau kilimėlių, nu, čia, nežinau, čia kur sėdėt kilimėlis ant sėdynės matyt, bet visai tinka toks kaip ir šilda, iš tikrųjų, tikras kailis tai šilda. Nu va, palidėm ir žala startavo. Nu, čia jau po to, po pietų jau dar kitoj vietoje mes jau vėl suradom čia Mykolas. Va, tai taip viena Dakare diena atrodo. Ir vat... Vienas pagrindinių uždavinių tai rasti geras vietas tokias, nes kartais tu gali tiesiog važiuoti, nieko gero nerasti. Pavyzdžiui, čia yra ugnikalnių laukai, čia irgi yra Dakaro trasa, kur startavo tuo metu, kai Aisvydas buvo apsivertę, pirmą dieną nebuvo aišku, ar jie startuos su Vladu. Tai mes čia irgi atvarėm, tai čia, pavyzdžiui, nėra taip įdomu, tai mes dėl to starto dalį paėmėm ir tada važiavom į kitą vietą, jau visiškai į kitą pusę.
aš jums parodysiu. Kadangi jau, šalia mūsų nakvynės vietos buvo, tai mes po to skubėjom perlėkti į kitą vietą, pasižiūrėkit. Atvažiuoji į Olulai, kadangi aš jau žinau, kur kokie gražus peizažai, o čia uolos, tokias magiškos, wow. Ir čia radom fantastinę vietą tarp tokių uolų. Pažiūrėkit, Marso kanjonai, čia Leisk Mamontovo dainą ir viskas. Ir čia jau kita vieta. Ir aš turiu ten, pavyzdžiui, video. Ir laksto, ir čia tą šokinėja per tos akmenys, ten vaizdeliai kosminiai buvo. Kitą dieną tarp šitų uolų kitoj vietoj startas buvo. Ir pusė karavano tada jau išvažiavo po starto kitą dieną, kai buvo jau vidurys Dakaro, išvažiavo jau namo priduoti į oro uostą. Aš nuskridau su vietiniu skrydžiu į oro uostą, hebrytei padėjau priduoti mašinas ir pasitikau naują grupę, o mano komanda navigavo čia likusią grupę, kurie varo visą Dakarą. Įsivaizduojat, kokie vaizdeliai gražus toj Saudo Arabijai. Ir ką, gal drono vaizdus aš jau čia uždarau. Einam prie Tel-Avivo vaizdų, nes Tel-Avivo vaizdų. Įėjimas. Dar vieną kartą kempinamės tokioje vietoje. Sveiki, mūsų namus. Štai turim. Čia mūsų kempas irgi buvo. Aną kartą pernai mes čia mėgojom su mėgmaišiais tiesiog. Čia, tikras arabiškas kempas, kur net ir šeikus tokiam užkurs laužą. Tualetas, bet tualetę nuveikit į bivakę. O aš čia filmuoju instrukcijas, hebra, ir siunčiu į chatą, kad visi žinoti, ten ir lokacijas mes dalinamės, ir įdomiam vietom, ir kas kur ką veikia, nes būna, kad vieni vėliau atvažiuoja, kiti vėliau išvažiuoja. Pavyzdžiui, tie, kurie rytais būna pavargę, nori pamiegoti arba kažkur skaniai pavalgyti, nes jiem, pavyzdžiui, jau 2 dienos, 3 dienos buvo intensyvaus Dakaro ir jau tiek vaizdų pamatėm ir patyrėm, ir gelbėjom lenktynininkam, ir ten viskas, ir kopos, ir fainiausiai vaizdai. Jie sako, davai mes kažką nuveiksim ar aplankysim kokią įdomią vietą toj vietą, Saudo Arabijai, jeigu yra. Ir mes po to, jie prisijungia, pavyzdžiui, nuo pietų atvažiuoja. Mes įmetam į chatą lokaciją, kai jau viskas paruošta, kai jau rastas geros vietos, jie atvažiuoja, jeigu reikia, pasitinkam, padedam tenai, naviguoti. Čia tada bivako mes jau aplankėm bivaką. Bivako lankymas, jeigu organizatoriai ten parduoda, tai tada 300 eurų kainuoja viena diena. Būna ten su nakvynė, anksčiau būdavo supirkęs po 100, ten gal 80, tai tik dieninis lankymas. Sveiki atvykę! Bet mes kartais pavyksta suorganizuojam. Skanaus. Linkėjimai iš Saudo Arabijos. O čia bivakė. Tai mes kartais pavyksta suorganizuojam ir su lenktynininkais leidimus, arba, bet ne visada pavyksta. Bet vien žodžiu, jeigu norite į Dakaro bivaką, tai įmanoma patekti. Gali tekti truputėlį susimokėti, bet... Važiuoklė, sveikia, žinai, tokia. Peršok, sorry. Žinai, tai realiai vis smegenys taip ir, ne iš amortizatorių dirba, iš smegenų visas. Tai, žinai, biškai jau buvo atkurti, jau taip kaip barškutis šią rytę jau dausi. Crazy, Karol. Klasikų trasos, atsiprašau, šokoladą valgau, kad smegenys veiktų. Klasikų trasos tai vyksta truputėlį, ne truputėlį, iš tikrųjų visiškai skirtingose lokacijose. Tai sunku, tai stengiamės, taip paderinti, kai būna mum po keliui. Tai aplankyti ir klasikų trasą, pavyzdžiui, Karolis su Ignu šiemet varė, tai ir ten fotosesijų padarė, hebra. Porsche. Wow. Taip, šalia trasos važiuojamės palei trasą, saugiai, netrukdom niekam. Aišku, būna tokių pavojingų situacijų, visko, bet toks gyvenimas, Dakaras, ne San Sofa, gulėt važiuojam. Pažiūrėkit, kaip aidi tarp uolų.
Sveiki atvykę į Saudo Arabiją, kviečiu prisijungti prie... Pasižiūrėkit, Karolis Sudoviu, kur užlipo. Internetą gaudyti ir grožėtis vaizdais. O čia ta diena, kai buvo akmenynai kitoj pusėje, už ten kelių valandų starto pusėje, o po to atvažiuoja tokiuose vaizduose gražiuose. Tai Alulos regionas labai gražus. Aukštas negali važiuoti. O iki finišo beliko čia iš vis 1 kilometras. Su šitais kiniečiais tai buvo reikalų. Tai va tokias lokacijas surasti, nu tai labai svarbu, labai įdomu sulaukti. Žiūrėkit, pavyzdžiui. Biški pastrigo kompas, nepasileidžia, tuoj palaukit. Vagi. Tuoj čia duos gazą. Nu ir niekaip nepavyko jam išvažiuoti. Sikasi vėl, tada su kojom kelia automobilį, atkasinėjo, o prieki ratai va taip važiūri ir nieks nevyksta. Tai dabar jau viskas. Tai Dakare va tas ir būna faina surasti. Jie atvažiavo nulaužtu. Tai Dakare ir būna smagu ir įdomu rasti tokias vietas, kur kažkas gali nutikti. Esu matęs grinai, kur prieš mūsų nosį fūra apsivertė, lenktynininkai ten ant 2 ratų varė, šukinėjo beprotiškai, mocai griuvo, nu, kosminių vietų. Ir vat iš to kaupėsi visas Dakaro nuotykis, kai tu orientuojasi, nieko nežinai, organizatoriai viskas slepia. Pavyzdžiui, šiemet žiūrovų zonos, kur buvo, realiai pusę metų praėjo nuo Dakaro dabar. Už 6 mėnesių lygiai išplaukė lenktynininkų automobiliai į Saudo Arabiją. Viskas, tas Dakaras, žiūrėk. Dabar joninės, dienos trumpėt pradeda ir viskas jau. Ir į Saudo Arabiją. Kažką pamečiau mintį. Nu gerai, nu čia vat vėl. Sveiki atvykę į Alulo senamiestį, Old Towną. Tai daug čia gražumo, yra ir modernių vietų Saudo Arabijai, ne vien tik laukiniai vaizdai. Tai tas labai ir smagu, įdomu patirti Saudo Arabiją. Va. O žiūrėkit. Karinė bazė. Žiūrėkit, demokracija. Žiūrėkit, čia dabar pamatysit tuos patriotus ir visus kitus, tas saugumo zona yra šalia kelio. Karinis miestelis įrengtas. Prašom po kairę Patriot sistemos. Jūs esat saugus. Va, matot, įrengta. Karinis miestelis. Ir saugios. Tokias kaip per NATO viršūnę susitikimą buvo šalia ar Vilniaus oro uoste, ar šalia įrengta ten krūva jau buvo. Čia ir į Irano pusę nukreipta, nes jeigu Iranas ten tai kad būtų reikaliukai. Per normalesnį, ten dar už Žiūrėk. vienos salos. O čia mes važiuojame jau realiai per trasą, negali. Peru, kas būdavo Peru problema? Peru būdavo tokia problema, kad tu Saudo Arabijai kiekvieną dieną tu pamatai 1-2 kartus, gal net 3 kartus lenktynininkus ir trasą. Pietų Amerikoje daugiau nei pusę Dakaro vykdavo kalnuose. Žiūrovam neįmanoma nuvažiuoti. Ten nu, kaip ir klasikiniam raliai, įsivaizduok. Užtvertas kelias, stovi policininkai ir viskas, tu negali ten davažiuoti. Tai tam lietuviškam miške tai yra tų kelių kur kaime, ne? O Pietų Amerikoje būdavo pusę Dakaro nematai, tiesiog nematai, nes ten yra, nu, sunku, neįmanom pravažiuoti.
policija užtvėrus kelią, kur yra vienas kelias privažiuoti ir viskas. Šiemet vat irgi keliose vietose buvo, o lietose tokiose lokacijose, kur ten turėjom visiškai klaidžioti, važiuoti tarp uolų ir ne faktas, kad tarp tų uolų ten pasieksi tą trasą, tai važiavam ten gal, nežinau, 15 kilų ir pasisekė, radom gerą vietą, kur ten šoka ant tokios senos upės vagos. Tai va toks klaidžiajimas Peru būdavo labai, labai lėtai važiuoji, labai dideli atstumai, labai serpantinų daug kalnuose, į kažkokią nors ten Boliviją iš vis neleisdavo ten žurnalistų ir žiūrovų, karavanas 1000 ten automobilių ten važiuoja, degalinė viena, eilės didžiausios. Saudo Arabija žiūrovų yra nuostabu. Žiūrovai, žmonės myli, dalinasi visom datulėm, tau viską ten atiduos. Maistą, vakarienės kviečia, ten, mes tokių vakarėlių pa šeichus esam pakviesti. Kitais metais derinu irgi vakarėlį pa šeichą vieną Rijade sostinėj, ten tokia rimta, žinokit. Dešinė ten tikrai. Tai va, dabar važiuojam per tokius akmenuotus laukus, kur ratą bet kada gali pradurti, nes ten yra vienas kelias, kurio auto keliu pralėkė lenktyninkai ir tu negali ir prasidėjo startas ir ten Tokių akmenų nebus. Tai, tokia sunki vieta, rasti gerą vietą. Į 6 lenktynių diena, 7 iš tikrųjų lenktynių diena ir 5 greičiau. Šiandien tokia vienas sunkesnių vėliavos kabinimo misijų, nes vėjas didelis ir ten nuolas tokias stačias. Pala. Gerai, prigaučiamės čia prie. Štai trispalvė šalia drąsos. Deja, bet šiandien vėliavos neleido pareigūnai palikti, kai buvo atsisakę, arba palikit vietą, jeigu vėliavą nenuimsit, arba galit likti fotografuoti. Tai teko nukabinti, čia trasa. Tai va. Antras kartas ar trečias per kiek čia metų, kai liepė nukabinti, bet Viena situacija su vėliava buvo, kai pareigūnai realiai paaiškino, sako, kad jų Saudo Arabijai, pavyzdžiui, Amerikoje tu gali iš vėliavos daryti triusikus, arba koines. Ir tai skaitosi dzin. Lietuvoje vėliava pagal taisyklės jinai gerbiama, jos rašyti negalima ten. Saudo Arabijai ypatingai gerbiama vėliava. Jeigu pamatytų Saudo Arabijos vėliavą ant žemės, purvina, tepliojama, tai būtų beprotiška nepagarba ir būtų reikaliukų. Tai mums vienas pareigūnas aiškino taip. Mes negalim leisti, kad jūs negerbtumėt savo vėliavos, nes po to žiniasklaidai, bus, kad Saudo Arabijai vėliava mėtusi ant žemės. Žodžiu. Bet šiaip tai daugelį greičio ruožų viskas valio. Organizatoriam patinka, lenktynininkam patinka, visi ten naserai ir lyderiai, visi kiti žino Lietuvos vėliavą, rodo ją per teliką, tikrai Dakarą žiūrėdami ne kartą matėt, tai misija atlieka, manau, visai gerą. O čia Lukas su Hebra išvažiuoja, jie pusę Dakaro baigė, dabar švaro rostą. Jėla! Hebra, ačiū, kad buvot! Tai keli ekipažai išvažiavo ir tada atvažiavo kiti nauji. Ką čia dar? Saudo Arabijai vis pilna žieduose visokių įdomių. Pavyzdžiui, čia Saudi herbas. Yra tokie du durklai ir palmės. Labai jau tokio didelio ar važiuot ar nevažiuot. Čia net nežinau, kas yra paukštis, kažkoks. Sakalas turbūt, pas jos, kur sakalas. Ten tų sakalų irgi prie trasos būna, atveža ant rankos laiko, kur skraido uždengtom akim būna tie sakalai. Čia ta mečetė, kur mus į vidų įleido. Ir Vaida įleido. Atėjom į modernę mečetę.
Sostinė Riade. Čia pažiūrėkit, koks gražus vaizdas, kupranugariai eina, saulė leidžiasi, sustojam važiuodami palei trasą. Va čia, žiūrėkit, koks kadras, ane? Jeigu norit atitrūkti nuo kasdienybės, nuo vakarietiško to šurmulio, tai žinokit, Saudo Arabija tobula vieta. Muzikantas atvarė. Saulė besileidžiant atėjo motyvų pagroti. Čia yra trasa, važiuoja lenktynininkai. Nu va. Oi, o čia jau vietelė Ir mašina, ir motociklas lekia. Čia moca įlenda į trasą. Ten automobiliai, trispalvė didelė išskleista. Wow, tramplinas. Šiaip tai sunku geras vietas rasti trasoje, čia aukso vertė yra būtent rasti trasoje gerą vietą, nes galėt varyti Saudo Arabiją, kiek aš sulaukiu žinučių, jūs neįsivaizduojat. Pavyzdžiui, atvaro lietuvaičiai arba komandų kažkokių ten draugai, rėmėjai ir tiesiog, jie to Dakaro pamato špygą, nes atras geras vietas, tai yra reikalumų. Kai tu 500 km atstumų bandai susiorientuoti, o čia šitoje vietoje net ir organizatorių viršui, telikas filmuoja. Reiškia, tobula vieta. Negalėjau iškilti. Va, nusileidžia ratus. Ir launch control, go! Man kamera stovi. Gerai, dublis 2. 3 tiksliau bus jau. Jau dublis 3 bus. Tokių keistų vietų būna, kur, pavyzdžiui, tie, kurie lėčiau važiuoja, lenktynininkai, tai kartais būna ne vien lyderius įdomu stebėti, bet tie, kurie klaidas daro. Tai žinokit, tokių cirkų prisižiūrim, kur ten, mes padedam jiem ten išsigelbėti dažnai. Kažkur tvarė čia žala, žinokit. Ai va, čia lietus pradėjo lyti. Vėliavos susukimas. Tai Jau sukam mes čia vėliavą. kokių kilogramų 5 turbūt surinkom papildomų vandens. Gerai. Tas bagis pakybo tokioj vietoj, kad fūra nebegali pravažiuoti, ten vėžių visiškai. O čia va tos trasa. Žiūrėk, ir kitiem kelią užstojo, kai pamatė. Mūsų hebra tą bagį traukia ten, bet beviltiškai nemoka ją vairuoti. Palaukit. Ir žala va atpučia, matot? Tas pats video. Čia viena fūra užbuksavosi. O, tu velnis. Ir lietus prasideda. Nu, čia šagės veiksmų. Vaidas pučia. Bagis kabo kopose. Gerai, Vaidą pažiūrim ir tada varysim prie kitų vietų. Tai čia matėm ir Vladą, visus matėm šitą vietą. Ir Mocus iki buvau nubėgęs ten šalia, kur važiavo. Čia galios pritrūko, kažkas nutiko. Ir dabar sustos. Kas vyksta? Gal gale čia dingus? Žiūrėk. Nu va, sustojom. Aš tada bėgau čia belenkiek per kopas. Pasižiūrėti, kam čia reikalas. Šturmanas va išlipęs. Kažką ten norino, gale atsirado tada.
Nu ir išvažiavom. Reikaliuk. Va, tai kažkiek jau turbūt supratot, tada sustoji kažkokiam kaime, duona kepa, įlendi viduj tos duonos, nusipirki į pečių įlendi, nu. Tai pečius. Maisto visokių keistų vietų įdomių. Nu va, paskiau, kai yra koks nors didesnis miestas, pavyzdžiui, čia sostinės. Čia Univeras, man atrodo, yra. Čia jau sostinė, Riade. Nu tai tada jau čia gyvenam viešbutį. 1, 2, 3. Tada... Normalus baseinas su šildomu viešbučiu. Kas norit, galite spa. Normalus baseinas su masažas yra. Šildomas baseinas. Riada. Sustojimas pažymėta. Nu va, Egis saltą daro. Jo, nes reikia atsigaivinti, nes jeigu Dakaras, tai mes taip stengiamės, kas nori ir aplankyti kažkokių įdomių vietų. Tada nuvarėm ten į tokį Kingdom Tower, kur nuo viršaus ten matai tą visą panoramą miestos Riade. Nu, pavyzdžiui, vat irgi. Didesniuose miesteliuose jau gali rasti ir nuostabių, pažiūrėkit. Įsivaizduojat, kokia skonio yra po kelių dienų dykumoje, kur kažkokiam kaime, kur nieko nėra, tu nakvoti, nu tiesiog nėra kur nakvoti, ne? Ir tu atvažiuoji į kokį didmiestį ir ten yra fantastinės kavinės, normali kava, o ne tokia, nu žinai, kur ten pakeliai kažkokia užpilama degaliniai. Ir ten, oh my god, kokį flat white'ą pasiėmi, kosmos, kokį deserto. Va. Ir aš, va čia, pavyzdžiui, irgi toks prabangus labai tikrai prekybcentris ir daug labai modernių restoranų. Ir vienam restorane vidury Dakaro užbukinau, jo, čia vat užbukinau. Šiaip tai parodysiu pradžiai Dakaro, kur mes gyvenam, žinau, valgiam kokiam fainam irgi restorane. Va, kartais mūsų toks būna maistas, trasai gaminam. Štai Dakaro trasai. Ir lenktynininkai lekia visiškai pro šalį. Vėliava. Šalia trasos. Automobilių laukiam. Adomas. Va čia trasa, kur žala krūmus taškė. Kosmosas buvo. Ir po to, tai žiūrėkit, mes tam restoraną. Kur tas restoranas yra? Lema, gal to video neišsaugau. Nu, žodžiu, tokiam irgi darėm šeiminę vakarienę. Taip, čia dar tada Pūtimo procedūra. Čia išvažiuojam paskiau į tą kelią, iš dykumos reikia ratus prisipūsti. Ir mat vietiniai pučiasi, kas Dakarą stebi ir mes. Pūsim ratus, žalą gatį patamsi išlydėjom. Tai būna, nu, dienos prasideda anksti, baigėsi ten anksti labai temsta, tai mes, nu, kokią 7, 8, 9 tikrai baigiam. Laiko išsimiegoti yra tiek, jeigu norit miegoti. Tai, nu, nėra problemos tikrai. Jeigu norit ryte, galite ilgiau miegoti. Ir po to policininkai pamatė, kad mes čia sustoję šalia kelio patamsyje, tai mus saugoja. Mūsų pareigūnai prižiūri, mes čia 4 automobiliais pučiam ratus. Grįžus iš kopų reikia prisipūsti. Padangos. Nu, va. Tai dalis lenktynininkų, mūsų dalis ekipažai buvo išvažiavę į viešbutį. Mindė ten jau buvo pasitvarkęs tą viešbutį. Nu, mūsų komandos nariai nuvažiuoja, pažiūrė anksčiau, ten sutvarko. Va. Ai. Oja, čia vieta, pavyzdžiui, žiūrėkit, kur rokas nukrito nuo kopos. Aš tik įjungiau filmuoti tą pačią akimirką, biškį pavėlavau. Nu, matot, tai tokių įdomių vietų tikrai smagu surasti. O čia pamenat, Labas rytas. Čia yra Empty Quarter vienintelė degalinė. Ruošiasi į trasą. Empty Quarter pernai atidarė vieną degalinę.
vietinis Statoilas Circle K. Mūsų transportas, išlindom iš kopų, šiandien kempinom, nes šiandien nėra jokių viešbučių. 500 kg vieną pusę, 607. Aš jums parodysiu, kas yra empty quarteris. Empty quarteris tai yra va. Čia trasa, mes lekiam slėniu, kuriame būna vanduo kartais. Ir mes ten ieškom vietų. Čia kažkokį kelią bandė daryti, nes užpūsta. Čia vienintelis, kas vyksta, tai nafta. Vežioja naftą. Tie keliai reikalingi vežti naftai. Viskas. Ir kai randi tenai, pasižiūrėkit, saulė leidžiasi. Apokaliptinis vaizdas. Čia trasa, ten mes žiūrovai atvarė. Čia važiuoja, karočią, dykumoj, kurioje nieko nėra. Tu važiuoji ten 5 valandas, yra viena degalinė. Ir jau po to mano siena. Čia yra empty quarter dykuma. Aš turiu ir drono vaizdų kažkur. Bet jau labai negaišinsiu. Aš jums noriu tik parodyti žemėlapį, kas yra empty quarter. Taip. Rub-al-Khali. Al-Khali, arabiškai. Pasakai arabam, kad tu važiuoji į Rub-al-Khali, tai jisai, tipo, kur tu važiuoji? Žiūrėkit, aš jums papasakosiu apie Saudo Arabiją. Arabijos pusiasalis, Izraelis, ane, Egiptas, Saudo Arabija, čia Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Irakas, Sirija, Iranas, kitoj Persijos įlankoje. Dabar, žiūrėkit, Trumpas sako, pervadinsiu į Arabų įlanką. Nebe Persijos įlanką, bet Arabų įlanką. Tai ir Google'as pakeitė. Bet jeigu žiūrėtum iš kokio nors Irano, tai nerodytų Arabijos įlanką. Dabar čia Google'as pataikauja Trumpui. Taip pat kaip ir Meksikos įlanka pakeitė į Amerikos įlankos pavadinimą. Žiūrėkit, aš jums parodysiu truputėlį, kur gyvenama Saudo Arabija, kur negyvenama. Iš tikrųjų, tų lokacijų aš tiek prisižiūrėjęs Saudo Arabijai buvęs jau daugybę kartų ir be Dakaro pats nuotykiavęs, visai apvažiavęs kiaurai išilgai, daug įdomių vietų ten yra. Pasižiūrėkit. Pats Arabijos pusiasalis yra tokia, matot, čia vat Nafud dykuma. Čia yra sostinė Rijadas. Nafud tokia dykuma, jinai ir čia viena dykuma. Čia palei Raudonąją jūrą, jūs va čia Šarm el-Šeiche ir Hurgadai su vaikais atostogaujat žiemą. Tai va čia, kitoj pusėje Egipto, taip pat Saudo Arabijoje, Džedai, šitoj vietoj būna 30 laipsnių sausio vidury. Tai Raudonoji jūra. Ir čia irgi yra mėlynieji, jeigu kažkas norit pailsėti ir rasti gražių kurortų, Saudo Arabija yra. Dabar išvis žinokit, tokius 2000 eurų nakvynė, žiūrėkit. Vienas kambarys, vajum. Dabar tokių ten jau Saudo Arabijai padarė kosminių laivų, pasižiūrėkit. Matot, kad Saudo Arabija ir šiemet, šių metų pabaigoj, man atrodo, 600 viešbučių ir turistinių lokacijų jau leis silpną alkoholį, alų, vyną ir stipriosius gėrimus iki 20 laipsnių. Va. Bet tik tai turistinės lokacijos su griežta ten priežiūra. Man žodžiu, reikaliukai. Bet pasižiūrėkit. Tai vad, jeigu Maldyvų jums reikia, tai Saudo Arabija, žinokit, irgi yra Maldyvai. Dabar padarė tokį Red Sea Development Project. Nu ir va, jūs matot, kokios yra visokios jau statybos vyksta, kosminius laivus čia stato. Va, tai čia, žinokit, jau ir dabar yra viešbučio atidarytų. Va, visokių tokių mandrų. Bet tuoj visiškai dar daugiau atidarys. Gerai, aš tada... Tai čia karšta. Pavyzdžiui, pernai, kai užpernai, kai buvo startas, prologas, visiškai prie Raudonosios jūros, tai va čia visiškai netoli, tai mes maudėmės irgi su chebra Raudonojo jūroj. Net ratus įvarėm, atvažiavom į Raudonąją jūrą, ten, 1000 kilometrų to paplūdimio ir buvo labai smagu. Ir kur buvo toks molinis paplūdimys, tai driftinom. Kur padriftinsi paplūdimė, ne Saudo Arabijai.
Taip, tai Džeda yra toksai kaip kurortas ir pagrindinis uostas, į kurį plaukia automobiliai. Ten karšta. Tai nebūtinai Dubajui, galite ilsėtis ir prieš Dakarą arba po Dakaro ir prie Raudonosios jūros Saudo Arabijai. Nu gerai. Tada Alula. Alula yra, čia vat yra toks, palei Raudonąją jūrą yra ugnikalnių zona ir kalnų zona. Tai jeigu ugnikalnių zona, tai Dakaro trasa, pavyzdžiui, šiemet jinai buvo tokia. Prasidėjo Džedoj ir jinai driekėsi ratu pro Alulą. Alula, nu, pavyzdžiui, ne, vat. O kas yra Alula? Hegra arba Madain Salim, arba Hegra vadinasi, jie vis keičia tos pavadinimus, žiūri kaip geriau turistam veikia. O čia iš tikrųjų yra katakombos, kaip ir Petroj, Jordanija, Nabatėjų karalystė buvo Hebra, kur pirmieji ten išmoko saugoti, kaupti vandenį po žemynėse visokiose olose. Tai Nabatėjų karalystė buvo jinai tarp Azijos, tarp artimųjų rytų, tarp Afrikos, tarp Europos ir Hebrytė buvo, kaip sakant, sankryžai tarp visų civilizacijų ir jie buvo tokie, kaip ir muitų mokestį imdavo iš visų karavanų keliaujančių tarp visų žemynų ir tarp visų civilizacijų. Ir jie buvo labai turtingi, tai pasistatė Petrą, Jordanijoje buvo sostinė, o va šitas Alula, Madain Salem, tai dabar liko, čia dar net kastų tų kaimų yra visokių su uolom, bet jau pagrindinius kelis atidarė ir turistam. Tai mes varom ir į ekskursiją čianai, kas nori. Tai labai man, pavyzdžiui, įdomu, kažkas tik tai Dakarą nori, tai nevaro, bet šitą labai įdomu, nu, ir labai gražu, ir labai įdomu. Tai ir tenai Alula, va tą regioną, jie ten dabar, žinokit, pavyzdžiui, Alula Maraja. Maraja Alula. Nu, žiūrėkit. Veidrodinis operhausas padarytas. Mes šitam operhause buvom Michelino šefo restorane. Irgi paskiriam laiko Dakaro metu prieš kelis metus. Va. Tik tai pernai pro čia Dakaro trasa, nu kaip ir nėjo, va taip, va, reikėjo labai, nu, paaukoti realiai Dakaro dieną, kad tu ten paskirtum laiko. Bet iš principo Alula vis tiek, jie, nu, net, kad ir ten trasa visai, pavyzdžiui, nevyksta, bet jie reklamuoja, nes, nu, Dakaro trasoje per tiek teliko matomumo gauna, jie vadina tą Alulą, kad startas ir finišas Alulai. Bet realiai viešbučius aš užbukinau tenai nakvynės namus, toks, nu, Airbnb. Mūsų visai komandai buvo, tai ten labai faini ir senamiestį mes buvom, ir aplankėm, ir tą Dramblio uolą, ir ten, nu, viską aplankėm. Bet jo, jeigu nori aplankyti dar, nu, ir žymybės, tai tada turėjau aukoti dalį Dakaro. Tai irgi, pavyzdžiui, nu, aš tai aplankau. Hebra irgi pasiūlau aplankyti. Va, tai Maraja, tai Saudo Arabija ir va tuose olose, nu čia beprotiškai gražu. Bet čia įvažiuoti negali tiesiog apžiūrėti. Aš turiu tokį padirbų įvažiavimo leidimą, nes tipo užsibukinu tenai pusryčius vienam viešbutį mandram. Ir už $60 galima viešbutį, va šitam, pavyzdžiui, šalia Marajos, žiūrėk, parodys. Va šitam viešbutį galima, čia net 300 eurų nakvynė kainuoja, čia gerokai daugiau kainuoja, Dakaro metu štuką eurų kainuoja vienas kambarys. Tai, žiūrėkit, ir čianai, va šitam restorane gali pusryčiauti už 60 eurų. Jeigu užsibukini tenai, turi susimokėti, tai, bet vėl, labai ilga procedūra, tenai atvažiuoji, tai, nu, realiai pusę Dakaro dienos prarandi, jeigu dar Dakaro trasa pro ten netoli eina, tada dar porą valandų iki Dakaro trasą važiuoti, tai čia reikia rinktis, tie, kas varo pusę Dakaro, nežinau, bet kas visą, tai aš, pavyzdžiui, prieš porą metų dariau tokį, per laisvadienį Dakaro mes varėm iš Rijado, vidinis skrydis, ten valanda skrydis, atvarėm į Alulą,
vakare išskridom, pernakvojom, tada visą dieną Alulai per laisvadienį ir tada atskridom atgal. Ir iš principo Dakaro gal ten vieną dieną pusdienį praradom tik tai Dakaro veiksmą ir aplankėm Alulą. Tai irgi labai įdomu. Va, galima ir tai padaryti. Nes ten yra šlagbaumai, į tą visą teritoriją prie to Operhauso neįvažiuosi. Ten yra veidrodinis Operhausas, didžiausias pasaulyje. Va. Ir dar jeigu būsit, yra toks labai fainas, beprotiškai faina Pink Camel Alula. Pusryčių vieta. Pasižiūrėkit, čia va toje Alulai, tai aš hebrytę, jeigu laiko turim, irgi atvežu, nes tu kai vėl tampaisi, čia labai labai gražu ir moliniai visokie vaizdai ir restoranas fainas. Tarp visokių tokių molinių senovinių. Čia buvo teritorija, Alulai vienžodžiu yra senamiestis, žieminis ir yra vasarinis senamiestis. Čia yra vasarinis senamiestis, kuris dabar jau visiškai išgriuvęs. Nes čia buvo, kai žiema, tai tenai pakankamai šalta, nes čia yra kalnuose. Ir tas, kur yra vien tik moliniai pastatai, tai ten žeminė. Ir dar yra toksai gruodžio vidury būna šventė, tokia Tantora šventė, kai šešėlis pasiekia tam tikrą vietą ant molinio laikrodžio, ten vienžodžio ant sienos. Ir tada jau jie kraustydavosi iš šito, kur yra daug erdvės, palmės ir tie sodai ir žemdirbystė būdavo. Jie kraustė visi tą, kur kartu visi gyvena molinėsio miestelėje, tai žeminiai tai teritorijai. Tai tas senamiestis, pavyzdžiui, tai šitam, tai tas senamiestis dabar yra, jisai va šitas senamiestis. Tai pavyzdžiui, forto vaizdas yra, ten irgi galima aplankyti, čia daug visokių dalykų. Matot, va čia vaizdas yra į tą senamiestį, bet būna dažnai viskas uždaryta. Dabar va yra tie, čia žeminė ta zona, kad jiem šilčiau būtų. Čia tik tai tokia nuotrauka. Vakare tai labai apšviečia gražu. Čia kaip kokiam, dabar jau biškį renovuoja, kažkada. Šitą Alulą, vienžodžiu, regioną su visais veidrodiniais tais pastatais, su visom tom olom nuostabiom, reklamuoja kaip top 3 Saudo Arabijos regioną. Ir čia jau yra tas Alula senamiestis su mandrais visokiais, žiūrėkit, fainais restoranais. Mes čia vakarieniavom, rezervuoju ten grupinį stalą ir taip toliau, ir taip toliau. Jau gali suvalgyti ir normalių burgerių. O kitoj kelio pusėj, kur tas Pink Camel, tai ten ir būdavo ta Alulos oazėse tas restoranas Pink Camel vasariniai zonai. Bet tik nusuki kažkur į šunkelį kokį ir ten šiukšlynų nemažai, vienžodžiu, dar daug ten reikalų jam reikia. Yra daug visokių tokių resortų irgi mandrų, kur ten kainuoja beprotiškai. Po to Dakaro metu vietų tenai nėra, vienžodžiu, grupė. Ir čia vakarienė kainuoja 100 eurų irgi ten. Tai va. Kas nori, gali rasti prabangių vietų Saudo Arabijai, tikrai per Dakarą kažkiek sunkiau. Va. Bet čia regionas koks gražus. Beprotiškai gražu. Tai Alula, palauk. Aš turiu iš seno Dakaro, palauk. Dronas, žiūrėk. Alula tai yra va šitos uolos yra Alula, pasižiūrėkit. Gaila, kad taip labai giliai šiemet Dakaro trasos ten nebuvo. Tai, pažiūrėkit, čia ir lenktyninkas važiuoja, čia trasa, mes tojo ant Aulų užsilipę. Kur rodė, jeigu Dune šitą žiūrėjot filmą, abi dalis, tai va tokiuose olose ten vyko kovos, kur gyvena tie, vietiniai ir dėl tų visų spices, kovoja. Pažiūrėkit, kaip gražu. Ir čia trasa
užpernai, prieš pusantrų metų, vingiavo tarp šitų visų uolų. Droną pakeli ir tu matai, kaip dulkės vingiuoja ten 10 km. Ir pagal taip ieškodavom su droną kartais skautinį, ieškodamas gerų vietų, kur gera vieta, kur koks mocis pašoka. Nes kaip ir minėjau, surasti gerą vietą Dakare, tai yra... Oh my god, kaip sunku. O čia va mes atvažiuojam į trasas, randam vietas, įlendam. Oi, čia ir policininkai dronus atėmė, hebrai. Valdą uždarė į policijos mašiną, išvežė. Jisai ten, po to užpildė visokius ten popierius, nes čia yra karinė zona, kur tie Patriotai stovėjo. Tai ten toj kariniai zonai su dronus skraidyti nebuvo, bet po to paleido. Žodžiu, šie policininkai žiauriai geri. Visada pagelbėja, padeda, jiem patiem įdomu, tie turistai labai geranoriški, bet jau, kai kokias ten labai jau nesąmonės pridarai, bet irgi, hebra leido dronus, kur ten organizatorių daug ir kur policininkų daug, taigi Saudo Arabija, paik 100 metrų ir leista droną, žodžiu, reikia protingai. Žiūrėkit, kokie gražus vaizdai, alulai. Sunkvežimiai važiuoja. Gerai, tai šitą uždarau, čia Japonija, kur čia ta vėl Japonija, Dakaras. Jau gal ir į pabaigą tą Dakarą. Aš gal dar rekomenduosiu, ir mūsų vienas pagrindinių tikslų, tai mes visada padedam lenktynininkam ir žurnalistam ir ten nuvežam kartais, nes žurnalistam irgi negalima būna niekur ten važiuoti, tai mes jam ir medžiagą pafilmuojam ir gerų darbų padarom. Pavežiojam, ir kūrą duodam. Renginys tikrai nedažnai Dakare pasitaiko, kad masinis startas vyksta. O čia kosminė vieta. Čia buvo vėlgi, reikia kartais rizikuoti. Startas vyksta vienoje vietoje, finišas vyksta kitoj. Turi daug lėkti, gali nespėti. Jeigu lenktynininkai, kartais būna pakankamai greitas greičio ruožas per ten kopą, jeigu nedaug, sudėtingų vietų nedaug. Tai čia Arūnas Gelažnikas startavo ir aš norėjau mocis nufilmuoti ir po to atvažiuoti į finišą. Čia paskutinis greičio ruožas. Ir didelė rizika ir daugelis nevažiavo, bet aš sakau, į finišą, kad nespėsi, kai grįž, pamėtyti į orą, o kas vis tiek svarbiau. Bet aš surizikavau. Gerai, kad surizikavau, nes dar Emiliją po to parvežiau, nes Emilija nedavažiavo iki šitos vietos per kopas, nes reikėjo ten fone tas kopas kirsti, jinai prie greitkelio, prie asfalto pasistatė ir atėjo, čia nežinau, labai ilgai, labai daug kilometrų. Tai aš po to, po Gelažniko startos, dar surinkau Emiliją su komanda ir parvežiau ir jinai spėjo Arūną finišą pasitikti, kosmosas, žodžiu. Tai vala, kur čia tas Gelažnikas, o masinis startas, tai labai retai būna. O Arūnas, va čia, mankština. Masinį startą 15 motociklų. Nežinau, save mankština ar moco šakės. Amortizatorius. Vala, atsuksiu, kur iš karto startas bus. Iš čia nulėpa dar mankštinasi. O, gerai. Čia jis vienkė kels dabar. Kokią vienkę pakėlė, ne? Geras. Žiūrėk, atsuksim, kur čia. Baby. Pirmas išlėkė. Man atrodo, Arūnas norėjo labai pirmas būti, bet jis tada atvažiavo ar 12 ar 17. Šitam greičio ruožė labai norėjo jis pralėkti. Ir mes po to, Gerai. O dabar mūsų misija suspėti į finišą, Arūną pakilnoti, nes jiem labai greitas greičio ruožas. Ir mes viską padarėm. Bet buvo labai daug rizikos, nes iš tikrųjų buvau ir užbuksavęs kopose ten važiuodamas, bet vis tiek spėjom. Mykolą pamėtėm, visus pamėtėm, ką spėjom, viską pamėtėm. Policininkai išbuksavę, žiūrėkit, man. Sėdi pareigūnai, gal
Esam ir policininkus išgelbėję. Nu šitų negelbėjom, nes jiem čia patys viską nusileis orą išvažiuos. Bet buvom naktį išgelbėję policininkus kopose užbuksavusius, nes čia yra empty quarteris. Pavyzdžiui, finišas buvo empty quarterė. Ką tai reiškia? Iki oro uosto artimiausio po finišo važiuoti buvo iki Rijado, iki sostinės artimiausias oro uostas, kad jūs suprastumėt. Finišas buvo empty quarterė. Empty quarteris yra šita dykuma 200 km. Čia yra nieko nėra. Čia yra kopos, 200 metrų aukščio kopos. Viskas. Nieko nėra. Va čia, kur vyksta Dakaras. Yra vienas kelias, va čia va. Viena degalinė ir viskas. Ten 100 km. Va čia yra tarp Saudo Arabijos ir Omano kelias. Vienas greitkelis atidarytas. O čia daugiau nieko nėra. Tai čia yra didžiausia nepertraukiamo smėlio dykuma pasaulyje. Prasme, smėlis, nes Sahara, pavyzdžiui, yra ten akmenys, tiesiog lyguma, uolos ir daug visokių dalykų. O čia yra vien kopos. Ir čia, jeigu kur nors rasi kokį šunkelį, tai ten tik tai naftą jie vežioja. Ir iki normalaus oro uosto pagrindinio Damamas 8 valandas nuo Dakaro finišo ir 10 valandų, 9 važiuoti iki Rijado sostinės. O visur kitur nieko nėra. Tai įsivaizduojat, kai buvo pirmą kartą empty quarterė greičio ruožas, ten iš vis nieko nebuvo. Nebuvo nei degalinių, nieko nebuvo. Bet aš sakiau, mano dalis, pusė komandos atsisakė, o aš sakau, nu kaip, jeigu jau mes tenai neišgyvensim, tai kas tada išgyvens? Ir mes, žinokit, tokių vietų radom, ten buvo belenkas. Dabar jau padarė vieną greitkelį, tai išgyventi yra lengviau, bet vis tiek turėjau benzino skolinti Vaidoto Žalos komandai aptarnaujančiai, nes ne viską ten apskaičiuoja gerai. Žodžiu, kaip minėjau, gerų darbų. Nu va, tai tokia ta Saudo Arabija, labai įdomi šalis, labai kontrastinga, labai geri žmonės. Ir siūlyčiau aplankyti, yra dabar jau ir labai modernių kurortų ir gražių vietų. Bet jinai yra didelė, tai reikia žinoti, atsirinkti, kur važiuoti. Taip tiesiog belenkur važiuosi, tai gali sakyti, kad nieko gero ten nėra. Bet jinai turi daug kultūros. Pavyzdžiui, Emiratai, tai nieko jie neturi. Ten iš nieko atsiradę tie Emiratai, lygioj vietoj, neturi jie jokios kultūros, o Saudo Arabija turi, Nabatėjų karalystė buvo. Ir labai jau šiaip istorija, įsivaizduokit, čia buvo Otomanų imperijos, ne? Vien tai, kad tu gali nuvaryti Mediną, į Meką negali. Prie Mekos yra, įsivaizduokit, kad Vilniaus rajoną negali įvažiuoti. Meka yra šventas miestas. Ir aš gal kaip panašus į arabą, jeigu kokius ten lininius marškinius susidedu, tai ten pro langą, ten kaip muitinė, nieko neleidžia pravažiuoti, man tai pasiseka. Tai aš buvęs ir tose mečetėse nelegaliai, nes ten eini, salam aleikum ir viskas tose šventose. Bet į Mediną galima ir turistam atvažiuoti į miestą, į patį Mediną. Tai šiemet mūsų Dakaro dalis karavano hebrytės, kurie ne naujokai buvo, bet jau ne kartą varė su manimi Dakaro ekspediciją. Jie sako, mes varom į Mediną patirinėti, jie ten pasiėmė fainą viešbutį savarankiškai irgi atsiskyrė, kitą dieną mes susitikom. Tai, sakau, visada papasakoju ir suteikiu progą, jeigu norite aplankyti tokių tam tikrų dalykų.